Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje laikas žinioms. Ketvirtadienio naujienos trumpai. Naminių gyvūnėlių ženklinimas šiuo metu neprivalomas, bet sistema veikia. Siekiant skatinti skaitymą, kino kalba populiarinamos vertingos lietuvių autorių knygos. Marijampolės senjorai rytą pradeda mankštą. Prieš metus įsigaliojo daug emocijų ir prieštaravimų visuomenėje sukėlęs įstatymas dėl naminių gyvūnėlių, šunų, kačių, šeškų priverstinio ženklinimo. Šis įstatymas galiojo vos pusmetį, tačiau rezultatas buvo didžiulis. Mikroschemas po savo kailių įsigijo tūkstančiai gyvūnėlių. Marijampolės smulkių gyvūnų veterinarijos klinika Eisneta po įstatymo įsigaliojimo sulaukė nemažo antplūdžio žmonių, suskubusių ženklinti savo augintinius. Kiekvienas kačiukas, šuniukas, šeškiukas pasaulį išvydę nuo 2006 metų 1 dienos privalėjo per 4 mėnesius, o atvežtiniai į Lietuvą gyvūnai per 14 dienų nuo įvežimo, drauge su šeimininku nuvykti į veterinarijos kliniką ir būti paženklinti mikroschema. Kiekvienas buvo įtraukiamas į gyvūnų augintinių registrą, kurio duomenys susieti su Europos gyvūnų registravimo centru. Buvo įvairių nuomonių. Kaimo žmonės labai protestavo, o miesto žmonės suskubo dar kol eilių nėra suženklinti savo augintinius. Tai per tą ketvirtį pirmą buvo net virš 400 augintinių, iš jų apie 50 kačių tik tai. Kai prasidėjo svarstymai apie atšaukimą, iš karto pasibaigė bumas, žmonės pradėjo galvoti, gal nereikės, kam tos pinigėlius išleisti. Priverstinis visuotinis gyvūnų ženklinimas galiojo pusmetį. Praėjusių metų birželį Seime buvo priimtos įstatymo pataisos. Dabar mikroschemomis ženklinti bei registruoti gyvūnų augintinių registre reikia tik iš Lietuvos teritorijos išvežamus ir į ją įvežamus šunis, kates, šeškus. Ta turi daryti gyvūnų veisėjai bei pavojingų šunų veislių savininkai. Aišku, tas naudos turi ženklinimas, kad lengviau suras pabėgusį gyvūną, mažiau pasidarė išmetamų į gatvę gyvūnų, mažiau skriaudžiamų. Ir šiuo metu kaip aktualus klausimas, kad skriaudžia visi gyvūnus, tai lengviau atsekti, kieno gyvūnas kam nuobaudą duoti. Augintinių ženklinimas, mikroschemų įvedimas, įtraukimas į duomenų bazę kainavo maždaug nuo 15 iki 30 eurų. Turintiems kelis augintinius tam reikėjo nemažų išlaidų. Iš tikrųjų, paėmus brangoką, čia kai buvo privaloma, buvom nuleidę kainas iki minimumo, dabar aišku, jos vėl grįžta į senas vėžės tos kainos. Kaimo žmogui tikrai yra brangu. Jeigu daugiau kačių laikant, gyvūnų yra ir po 5 laikančių, tai tikrai verta pagalvoti, iš kur gauti tą pinigėlį. Šiuo metu kiekvienas, auginantis naminį gyvūnėlį, pats gali nuspręsti, ženklinti jį ar ne. Tai mokama paslauga. Tačiau ypač pasiteisina augintiniui pradingus, nes jį galima aptikti ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse. Kai būna paženklytas, atneša mum į veterinariją, mes nuskenuojam, matom numeriuką, gauna kiekvienas gyvūnas su tuo ženklinimo priemonė ir mes labai greitai atrandam savininką, nes visi duomenys yra apie gyvūną, apie jo šeimininką. Jei nėra, jau ieškoti skelbimų tik pagalba belieka. Multicentre pristatytas kino ir literatūros projektas Knygų ekranai. Lietuvos kino režisieriai palaikydami literatūros populiarinimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvą, kuria lietuvių autorių knygų anonsus. Sauliaus Beržinio ir jaunųjų režisierių Inesos Marcinkevičiūtės bei Akvilės Žilionytės sukurti originalūs knygų pristatymai parodyti Marijampolės moksleiviams. Šiuo projektu siekiama kino kalba populiarinti geriausius lietuvių literatūros kūrinius, padėti skaitytojams susivokti knygų sraute, akcentuojant vertingas lietuvių autorių knygas. Mes pasirinkome tokias knygas, kurių žmonės galbūt nebeatsiverčia šiandien. Kad mes norėjome tas knygas ištraukti iš užmaršties, žinoma, jos kaip ir tam tikrai auditorijai yra nepamirštos, nes mes kūrėme apie Algirdą Juliaus Greimo knygą, tai yra mūsų semiotikas, mūsų režisieriaus scenarijų knygai Žalakevičiaus, aš nežinau, taip pat poezijos knygoms ir mūsų buvo tikslas
Žinoma, kad tas žmogus atsiverstų knygą, bet jeigu jisai jos neatsivers, tai nors jisai kelias minutės paklausys autoriaus žodžio ar jo minčių, sakom, mes neturėjome tikslo tiesiog visą taip iš esmės pristatyti tą knygą, mes norėjome paimti kokį nors sakinį ir jį ekranizuoti. Knygų anonsuose naudojamos dokumentinio, vaidybinio ir animacinio kino priemonės, režisieriai ieško kuo įvairesnių stilių. Projektų rengėjai įsitikinę, kad tokiu būdu pavyks jaunus žmonės sudominti knygą. Anot bibliotekininkų, skaitymo malonumas Marijampolėje nėra užmirštas. Šiemet skaitytojų padaugėjo maždaug 150. Skaito tikrai Marijampolėje jaunimas ir biblioteka visada ieško įdomių minčių, idėjų, kaip pritraukti tuos vartotojus, tuos lankytojus. Ir būtent tikrai pastebėjome, kad pas mus dabar labai daug jaunų skaitytojų ir šitas projektas, būtent knygų ekranas, kuris per knygą nori pritraukti tą jauną skaitytoją, tikrai pastebėjom, kad labai daug žmonių, labai daug jaunų lankytojų lankosi mūsų bibliotekoje. Jaunimas skaito įvairias, nuo detektyvų iki pagal sąrašą, ką reikia mokyklos literatūrą, tikrai, ką jie nori, jie randa pas mus bibliotekoje. Tikrai labai džiaugiamės, kad technologijos dar neužgožė, būtent knygos ir knyga tikrai yra mėgiama, mylima. Projekto kūrėjai žada jį tęsti ir kino ekranuose atspindėti dabartinių rašytojų kūrybą. Vakar savivaldybės vadovai susitiko su jaunimo organizacijų atstovais. Susitikime gvildentos perspektyvos pagerbti aktyviausi jaunuomenės atstovai. Vietos valdžios ir jaunimo atstovai aptarė jaunimo užimtumo problemas, kalbėjo apie darbo su jaunimo perspektyvas. Susitikime pasidžiaugta, kad savivaldybėje gyvena daug aktyvių ir talentingų jaunų žmonių, garsinančių Marijampolę. Čia pas mus yra drąsūs žmonės ir čia daug kas sako Marijampolė provincija, čia nedidelis kaimelis ir panašiai. Tai aš galvoju, kad čia jauni žmonės su didelėm širdim yra. Ir jų to širdys, jų ta veikla, tai ką jie daro, spinduliuoja. Ir čia tas mūsų visai nesenas įvykis, kas atsitiko su Igle, tai tik tai įrodo, kad ir iš tų nedidelių miestelių žmonės turi talentų, juos geba panaudoti ir atskleisti visai mūsų tautai. Susitikime pagerbti aktyviausi jaunuomenės nariai. Mero padėka už aktyvią veiklą ir Marijampolės vardo garsinimą įteikta projekto X Faktorius laimėtojai Sūduvos gimnazijos moksleiviai Iglei Bernutaitytei. Dar tiek nesu patyrus, pasiekus, nesu dar tiek pamačius visko ir po truputėlį judu į priekį. Nuoširdumas ir užsispyrimas čia pačios stipriausios, tokios savybės, kurios skatina eiti į priekį. Visada buvau aktyvi, visada norėjau kažkur veikti, nesėdėti namie prie televizoriaus. Išlankiau įvairiausius būrelius Marijampolėje, atsirinkau, kas man iš tikrųjų tinka ir dabar kažkaip viskas labai gerai. Tikslas, tiesiog, kad garsinti Marijampolę, vis tiek yra žmonių talentingų, jų yra labai daug Marijampolėje ir labai noriu paskatinti juos, kad nebijotų siekti savo tų tikslų, nes viskas yra įmanoma, jeigu labai to nori. Raimonda Bogužaitė apdovanota už savanorystę ir projektinę veiklą. Merų padėkos už aktyvą veiklą ir iniciatyvas įteiktos Sūduvos gimnazistui Juliui Girtui, socialinės pagalbos centro darbuotojui Artūrui Krutuliui, Marijampoliečiui Vladui Polevičiui, moksleivių kūrybos centro darbuotojai Ramunei Vaiginieniai. Sūduvos gimnazijos mokiniui Davidui Valentai padėka įteikta už verslumą, iniciatyvas, naudingas Marijampolės bendruomeniai. Aš esu įkūręs mokinių mokomąją bendrovę Taldas, tai yra kaip drabužių linija. Ir mes dalyvavome Vilniuje OZE verslumo mugėje visos Lietuvos ir buvom nominuoti kaip versliausia Lietuvos bendrovė savo amžiaus kategorijoje. Aš manau, kiekvienam mieste jaunas žmogus gali atrasti kažką savito ir kažką naudingo. Ir jeigu tik tai jis turi savo užsispyrimo, žino, ko nori, tai tikrai ras ką veikti ir bus naudinga gyventi savo mieste. Už pagalbą įgyvendinant jaunimo iniciatyvas ir draugiškos aplinkos jaunimui kūrimą apdovanota kavinė Cafe Hill. Martyno Andriukevičiui padėkota už pagalbą jaunimui įgyvendinant projektus.
Ačiū labai. Labai smagu. Buvusios pedagoginės mokyklos sporto salėje antradieniais ir ketvirtadieniais susirenka nemažas būrys vyresnio amžiaus žmonių. Čia vyksta nemokamos rytinės mankštos, kurios naudos teikia sveikatai ir dovanoja gerą nuotaiką. Įkvepiam ir siekiam prie kojų. Mankštas senjorams jau ne vienerius metus organizuoja Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. 2 mėnesius rudenį ir 3 mėnesius vasarį, kovą ir balandį senjorai šios įstaigos dėka turi galimybę sportuoti nemokamai. Jau 7 metai mes turim galimybę mankštinti nemokamai senjorus. Ar tie patys žmonės renkasi į treniruotės? Pagrindinė dalis taip yra tų pačių žmonių, labai džiaugiuosi, kad jie nepabėga, nedingsta ir kiekvieną sezoną mes vis gaunam naujų, atsiveda draugus, atsiveda kaimynus, tiesiog labai smagu, kad prisijungia kiekvieną kartą vis didesnis kiekis žmonių. Dėl ko reikalingos senjorams tokios mankštos, ar tai yra kokie specialūs pratimai? Sąnarių paslankumas prastėja, todėl tos mankštos jos yra būtinos. Kiekviena mankšta gerina sąnarių paslankumą, tepimą ir aš manau, kad nauda akivaizdė. Stiprinam pagrindinį savo gorsetą, tai yra juosmens sritį, pilvo raumenukai, taip pat tenka daug vaikščioti, stiprinam šlaunų raumenis, nugarytę daugam skauda, darom nugaros atpalaidavimo pratimus ir nuo šių metų įjungia akių mankštą. Čia sportuojantys senjorai tikina, kad jiems ši mankšta reikalinga ne tik kūnui, bet ir sielai. Gana po sunkios ligos negalėjau dirbti. Jau tikrai negalėjau ir vaikščioti, net buvo sunku, tai buvo sunku. Paskui atsigavau, jau iš darbo išėjus, dirbti jau nepajėgiau. Ir dukra tiesiog parekomendavo, sako, jūs nueikite ten pasimankštysit. Tai kai užkabino mane čia, aš žinokit, man laisvalaikis čia, pomėgis ir laukiu kiekvieno šito, labai patinka, labai tokios moterys pozityvios susirenka. Negirdėt, kad cypia ten dėl kažko, tai kažkas negerai, ateina su gera nuotaika. Tai ateini tiesiog pasikrauni visai dienai. Tai čia suprantu, kad ne tik kūnui, bet ir sielai turite. Taip, už tai, kad nuotaika pakelia, gerai jautiesi. Aš tikrai prieš 20 metų taip nesijaučiau, kai dabar jaučiuosi. Nieko neskauda, nuotaika gera, pavasario laukiam ir... Dar rytais tokia grupelį mes renkamės ryte Rygiškių stadione, mankštą darom 6 valandą. Tai žinokit, kas neina, kas neusikabino, man gaila tų žmonių, kurie nepradeda šitą, nepajunta tą gerumą. Nes pajunti ir jau negali sustoti. Aš šiaip esu sportavusi ir bodyflexe, ir taip pat aerobikoj, bet kadangi metai eina ir jėgos galimybės nebe tos, aš nutariau nepervertinti savęs ir sudalyvauti šitose mankštose. Ir čia šitose mankštose, atrodo, aš atradau save. Čia nereikia, kaip pasakyti, per daug jėgos pervertinti savęs, nereikia to didelių tempų, bet mankštinasi kiekvienas mūsų kūno sąnarėlis, kiekvienas raumenėlis. Ir išeini iš salės, būni pasikrovęs visai dienai teigiamos energijos. Tarp kitko ir mūsų treneriai labai pozityviai nuteikia. Ir pavyzdžių pasako tokių, kad po to visą dieną galvoju, taip reikia elgtis, taip būtent ir ne kitaip. Ir pakol kas, kol įmanoma, stengsiuosi ir toliau dalyvauti ir sportuoti. Ir kviečiu visas kitas. Salę turim, kaip mato, tikrai didžiulę, vietos tikrai dar turim daug ir tikrai visada kviečiam, atsiųskit savo močiutes, mamas, kaimynės, ateikit kuo daugiau žmonių, nes mankštos iš tikrųjų yra labai smagios, tikrai nesudėtingos ir be to dar bendravimas vieniems su kitais irgi atneša begalę džiaugsmo, taigi didžiulį pasitenkinimą tiek kūnui, tiek sielai. Gražiai pakyla mankštą. Į viršų nugarą. Štai tiek informacijos ketvirtadienio žiniose. Visiems linkiu gražaus vakaro, iki rytojaus. Dėmesio! Marijampolėje duris atvėrė nauja žvejybos prekių parduotuvė. Atidarymo proga daugeliui prekių taikomos nuolaidos iki 30%.
parduotuvę galite rasti adresu Kauno gatvė 60A Marijampolėje. Sodininkų bendrijos Papartis narių dėmesiui. Šių metų vasario 18 dieną, šeštadienį, 11 val. Marijampolės savivaldybės administracijos salėje šaukiamas eilinis visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimui neįvykus, pakartotinis susirinkimas vyks kovo 4 dieną, 11 val. Su naujaja Seagates paslauga rinkis ir keisk turite tik tuos kanalus, kurie patinka labiausiai ir jokio bazinio paketo. O svarbiausia, kiekvieną mėnesį kanalų grupės galite keisti nemokamai. Dar daugiau, kartu su paslauga gaunate ir didžiausios įmanomos spartos internetą savo namuose. Sužinokite daugiau telefonu arba internete. Seagates – tai naujas būdas žiūrėti televiziją. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus giedra, kritulių nenumatoma, vėjas pietryčių krypties 3 metrų per sekundę. Nakties temperatūra 11 laipsnių šalčio. Rytoj diena bus giedra, be kritulių, pūs rytų krypties vėjas, jo greitis 3 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 5 laipsniai šalčio.